Taigi, laba diena, mano vardas Mindaugas Tautkas, esu odų pardavimų vadovas ir šiandieną jūs supažindinsiu su RedHelper realaus laiko konsultacijų programa. Kas yra RedHelper? Tai efektyviausia konsultacijų sistema jūsų internetiniam puslapiui. Su RedHelper galite padidinti elektroninės parduotuvės pardavimus iki 30%. Tai yra greita pagalba realiu laiku. Klientai visiškai negaiš laiko ieškodami atsakymą, nes būtent RedHelper programos pagalba padėsite jiems 5 kartus greičiau atsakyti į užklausas. Su kuo šiandien supažindinsiu, tai kad lankytojai šią programą gali naudoti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Lankytojai gali vertinti juos aptarnaujančius konsultantus. Lankytojai mato konsultanto nuotrauką, tai suteikia šiokio tokio mielumo ir realistiškumo. Taip pat lankytojai gali prikabinti nuotrauką ir nusiųsti jiems aktualų dokumentą konsultantui susipažinimui. Iš konsultantų pusės, tai jie mato maksimalią informaciją apie lankytoją. Jie gali susidėlioti pardavimo frazes ir kitokias frazes, kurios padeda tiek tuos pačius pardavimus didinti, tiek atsakyti į standartizuotus klausimus. Taip pat gali savo rezultatus lyginti su kitais RedHelperio konsultantais visame pasaulyje. Gali naudotis 2 linijų režimu, kurio pagalba, tarkim, yra tokių atvejų, kai į komandą ateina nauji pardavėjai, kuriems reikia pradėti dirbti su RedHelperiu, tačiau jie nėra patyrę taip stipriai kaip senieji. Tuomet naujieji konsultantai galėtų būti pirmame režime, kada filtruoja apskritai visus klausimus ir jie lengviausiai galėtų jie atsakyti, o tos, kurios neatsako, gali perduoti antrai linijai, tai konsultantams profesionalams. Ir ko nėra kitose panašiose programose, tai yra lygiagreitaus naršymo funkcija, kurios pagalba mes galime stebėti ir matyti, ką lankytojas, kurioje puslapio vietoje yra lankytojas ir ką jis šiuo metu veikia. Vadovams yra labai svarbu statistika, todėl jiems nereikia instaliuotis programos į kompiuterį, jie bet kur yra interneto ryšys ir interneto naršyklė, gali prisijungti ir matyti statistiką. Taip pat prisijungę konsultantus gali skirstyti įvairius skyrius, gali užsisakyti ataskaitas, kurios bus kasdien, kas savaitę, kas porą savaičių ir kas mėnesį atsiunčiamos jiem elektroniniu paštu ir galės matyti visą realią situaciją, kaip dirba jo konsultantai. Ir internetinės svetainės tobulinimui išskyriau, nes mano galva lankytojai besilankydami puslapyje ir jeigu konsultantai su jais efektyviai sudirba, pamato tiesiog tas vietas, kuriuose lankytojams nėra patogu ir konsultantai gali vadovybei perduoti tam tikrus įspėjimus, ką puslapyje reikėtų keisti ir kaip jį reikėtų tobulinti. Tai, manau, vienas tokių svarbesnių aspektų yra. Norėčiau dabar jūs supažindinti su lankytojų skiltimi. Einame puslapį RedHelper.lt. Iš tikrųjų, kas prisijungęs, irgi norėčiau pakviesti nueiti puslapį www.redhelper.lt, kuriame kairėje pusėje šiuo atveju mes matome RedHelperio programą. Atsidarius ją, matome tokį lauką, kuriame aš matau, kad šiuo metu yra prisijungęs konsultantas Mindaugas. Taip pat, kaip jau minėjau, programa veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Todėl, jeigu konsultanto nėra prisijungusio, tiesiog nurodo įvesti elektroninį paštą ir žinutę, ir mes tą žinutę gauname į savo paštą. Lankytojai gali vertinti konsultantus, laikai, dislaikai, Facebooko principas. Lankytojai mato konsultanto nuotrauką,
kas, kaip ir minėjau, yra labai, kaip pasakyti, yra labai nemalonu bendrauti su programa ir net nežinai, su kuo kalbi, tačiau jeigu tu matai nuotrauką, tu bent kiek gali jausti tą artumą tokį ir norą iš konsultanto pusės lankytojui padėti. Taip pat konsultantas gali prikabinti dokumentą ir jį nusiųsti, atsiprašau, lankytojas gali prikabinti dokumentą ir jį nusiųsti konsultantui susipažinimui. Konsultantui į kompiuterį yra instaliuojama programa, kurią jisai atsidaręs, prisijungęs, mato tokį lauką, langą, kuriame pirmame puslapyje yra visada lankytojai, kurie šiuo metu yra prisijungę prie tam tikrų puslapių. Aš matau, prie kokio puslapio yra prisijungęs lankytojas, tarkim, Redhelper.lt, NotBaltic.lt. Matau, kiek laiko apskritai lankytojas yra praleidęs mano puslapyje. Matau, kiek kartų jisai apsilankęs yra, kiek kartų jisai peržiūrėjęs yra, kiek puslapių tai yra peržiūrėjęs. Matau, kokia internetinė naršyklė naudojasi ar operacinė sistema. Taip pat atsidaręs lankytoją, aš matau šiek tiek daugiau informacijos dešinėje pusėje, matau netgi jo IP adresą, iš kokio jisai miesto yra, šalis be abejo, kas yra jo organizacija, interneto ryšys, iš kur ateina. Taip pat matau, toks įdomus dalykas yra invite state, tai jam buvo išsiųstas kvietimas, galime padaryti, kad automatiškai nuėjus į puslapį lankytojų šoktų po kažkurio laiko pasisveikinimas ir matau, ar jisai priėmė jį ar ne. Jeigu priėmė, tai su kokiu operatoriumi jisai bendrauja. Vėlgi, naršyklė, sistema, kiek apsilankęs, kiek peržiūrėjęs puslapį, bendras laikas ir panašiai. Tai manau, šita informacija yra labai aktuali atliekant pardavimus ar konsultacijas. Taip pat yra labai svarbu, mes matome visą istoriją, kas buvo susirašinėta praeityje. Matau, kada lankytojas kokiais laikais atėjo, kada išėjo iš puslapio. Taip pat galiu pasikeisti jo pavadinimą ir kitą kartą pagal jo IP adresą išmes lankytoją vieną, tai galima kažkaip kategorizuoti, bandyti tos lankytojus. Taip pat galiu naudoti quick responses, greitus atsakymus, tai yra, aš dabar įskyręs esu kategorijomis, tai galim naudoti greitus atsakymus, tarkim kategorija 1, atsakymas prie kategorijos 1 ir automatiškai greitai lankytojas gaus atsakymą, kuris jam yra aktualiausias. Taip pat galiu prisekti dokumentą, lygiai taip pat kaip ir lankytojas ir jam nusiųsti ir galiu redirectinti kitą skyrių. Jeigu aš atsakingas už pardavimus, aš galiu į techninį suportą nusiųsti lankytoją, nes jam reikia techninės pagalbos. Taip pat, kaip jau minėjau, yra 2 linijų režimas. Šiuo metu aš esu antroje linijoje. Tai reiškia, visi operatoriai, konsultantai, kurie yra pirmoje linijoje, dirba pirmose gretose. Ir jeigu jie turi klausimų, į kuriuos negali atsakyti, jie gali perduoti antrai linijai, tuomet aš gausiu tą klausimą ir jį galėsiu atsakyti. Ir kas yra labai labai įdomu, tai atsidaręs būtent lankytojo langą, aš matau tokią funkciją call browsingo, kurios pagalba galiu matyti, kurioje konkrečiai puslapio vietoje šiuo metu yra lankytojas. Matau, kad dabar vartotojas yra išėjęs iš puslapio, todėl aš negaliu pamatyti jo pelytės, tačiau aš galiu, tarkim, tam tikrus elementus pažymėti. Tarkim, paimkim šitą. Nueisiu kaip lankytojas, štai, man yra pažymėta, į ką man reikėtų atkreipti dėmesį. Taip pat, ką aš galiu padaryti, tai redirectinti, nukreipti į kitą puslapį, tarkim, į kainas ir nukreipti. Ir dabar aš kaip lankytojas gaunu pranešimą, kad operatorius mane nori nukreipti į kitą puslapį. Aš sutinku ir mane numeta būtent į
kainų puslapį. Taip pat aš dar bendraudamas su lankytoju matau tokią informaciją, kaip, kas irgi mano galva yra svarbu, kad kai lankytojas ką nors nori parašyti, norėčiau, taip toliau ir panašiai, konsultantas atsidarė savo langą, jisai mato tą informaciją, kad jam jau yra užduodamas klausimas ar rašomas tam tikras tekstas, todėl jisai gali realiu laiku reaguoti ir nereikia jam kiekvieną kartą, kai lankytojas parašo, perskaityti tą tekstą ir tik tada atsakinėti. Tai ir padidina būtent tos atsakymo efektyvumą ir atsakymo greitį. Taip pat operatorius labai paprastai gali pasikeisti kalbą. Yra nustatymų skiltis, kurioje gali, tarkime, tokius kaip garso nustatymus, pasikeisti melodijas, kada jam skambės ir panašus įvairius nustatymai, ką jisai gali, tarkim, matyti būtent tame pagrindinėme lange, kokie laukai jam bus rodomi, jam aktualiausia informacija susidėlioti gali ir panašiai. Ir dabar norėčiau parodyti vadovų pusę, ką mato vadovai. Jie prisijungia prie savo, kaip jau minėjau, internetiniai naršykliai, redhelper.com puslapyje, jie prisijungia prie savo akaunto ir pradžioje jiem atidaro install nustatymus. Mes matome, į kuriuos puslapius yra instaliuotas kodas. Šiuo metu su kokiais puslapiais dirba mūsų konsultantai. Redhelperis nėra licenzijuojamas pagal puslapius, jis yra licenzijuojamas pagal konsultantų skaičių, todėl gali būti vienas konsultantas aptarnauti kad ir 100 puslapių. Taip pat matome kodą, kurį labai paprastai copy-paste principų tiesiog reikia nukopijuoti ir įdėti tas puslapio vietas, kur norite matyti, kur norite, kad būtų matomas lankytojams redhelperis. Vadovas nuėjęs pas konsultantą, atsiunčia jam programą, štai šią programą, tuomet konsultantas prisijungia ir naudojasi redhelperiu. Taip pat apačioje turim supportą, kur visada padės anglų ir rusų kalbomis visais iškilusiais klausimais. Nustatymų skiltyje viskas yra padaryta labai paprastai ir user-friendly, angliškai šnekant, lietuviškai, tai tiesiog mes labai paprastai galim pakeisti, tarkim, mes matome savo puslapį ir kurioje vietoje būtent bus ta pasitrauks su konsultantu skiltis. Mes galime pakeisti pavadinimą, galime pakeisti spalvos kodą ir labai paprastai pakeisti, tarkim, vietą, kurioje bus būtent šitas badžas. Ir nuėjau puslapį, refreshinam ir štai matom, kad badžas jau yra visai kitoje pusėje. Taip pat operatorių skiltyje mes galime kurti naujus operatorius, pridėti nuotraukas, pridėti juos prie tam tikrų departamentų, kad vėliau būtų galima lengviau filtruotis. Account skiltyje tiesiog yra informacija apie adminą. Departments Insight skiltyje mes sudedam visus puslapius, kuriuose turės dirbti redhelperis ir kuriame departamentus, kaip jau rodžiau, po to operatorius priskiriam prie vienų ir kitų departamentų. Toliau yra statistics skiltis. Tai statistika, kuri vadovams, manau, yra aktualiausia būtent šioje programoje ir mes matome realių laikų, kas vyksta ką daro mūsų konsultantai dabar. Tarkim, matau, Mindaugas dirba nuo 8:30 iki 9:30 online režimu, vėliau dirbo second line režimu, tai vėlgi galiu daryti tam tikras išvadas. Taip pat, kas yra įdomu, tai yra ataskaitos. Aš galiu nusistatyti, kad kiek laiko man atsiųstų tas ataskaitas elektroniniu paštu, arba galiu jas gauti dabar. Aš, tarkim, jau dabar esu atsisiuntęs ataskaitą už praeitą mėnesį, kur mes galime, tarkim, matyti, kad mūsų efektyvumas yra 5 balai iš 10. Mes esame 61% efektyvesni negu visi viso pasaulio redhelperio vartotojai.
puslapiuose, kuriuose yra įdiegta šita programa. Mes užfiksuojam 8% vartotojų atėjus į mūsų puslapį, su jais pradedam šnekėtis su RedHelperiu. Mes reaguojam į lankytojų užklausas vidutiniškai 57 sekundžių per 57 sekundės. Vidutiniškai vienas darbuotojas dirba per dieną 7 valandas 25 minutės. Taip pat turim tokią informaciją, kiek dialogų turėjom, kiek neatsakytų žinučių, kiek žinučių nusiuntėm, kiek žinučių gavom, kiek turim dislaikų ir laikų. Taip pat turim trumpą informaciją apie visus konsultantus. Tarkim, Mindaugas turėjo per praėjusį mėnesį 5 konsultacijas, vidutiniškai atsakydavo į konsultaciją per 98 sekundės ir turėjo vieną praleistą konsultaciją, chatą taip vadinamą. Todėl jo rankas yra 22% lyginant su visais RedHelperio vartotojais, konsultantais visame pasaulyje. Mes turim 39 sėkmingas konsultacijas. Vėliau sekantis skiltis vadovam, kurie yra aktuali, tai iš RedHelperio ne tik tais patiems galima sėkmingai naudotis juo ir didinti savo pardavimus, didinti puslapio žinomumą ir patenkinti vartotojų, lankytojų poreikius. Bet galima iš to net ir uždirbti, tai yra kviesti kitus puslapius, juos registruoti ir gauti tam tikrą procentą nuo jiems parduotų licenzijų visą likusį laiką, kiek tie puslapiai naudoti šią sistemą. Na ir finansų skiltyje mes tiesiog galime pirkti licenzijas, tiesiog pirkti licenciją. Tai tiek norėjau parodyti šiandieną. Peržiūrėsiu klausimus. Klausimų kaip ir nematau. Galbūt turit kažką tai paklausti, galėčiau dabar greitai atsakyti, tarkim. Taigi klausimų kaip ir nėra. Ačiū Jums labai uždėmesį, ačiū, kad buvote kartu, kad klausėtės ir manau, kad susisieksime ir galėsime plačiau pabendrauti apie RedHelperio galimybės. Geros dienos viso.